aš išriedėjau, ašara prie kelio nukritau, o sparnuotas mano sutvėrėjau. Ačiū tau, kad aš tave girdėjau, kad girdžiu tavim ir kad matau. Girdėjau, kad girdžiu tavim ir kad matau. Žydinti gyvenimo lazda, sielos avinėlio žalios žodžio mylys giedanti žaizda, tarp durį parkritusi rauda ir sudėtos ant krūtinės rankos, ir sudėtos ant krūtinės rankos. Ne moralė, bet elementariai žmogiška moralė jo politika. Gerai? Tarptautinės moralės, tokios lyg tai nėra savokos. Yra žmogaus, yra moralė. Nėra. Tai čia yra jau įstatymų reguliuojami, bet moralė yra viena žmogiška. Aš tarptautinį siūlau vadinti. Šitą koncepciją, kurią ten laikosi, tai buvo įspausdinta Komjaunimo tiesoj, ten kartu su bendraautoriais krūva, o esmė yra ta, kad vis tiek, jeigu einame nepriklausomą Lietuvą, reikia žiūrėti, kokia bus ekonomika ir ant to Lietuvos ekonomika turi laikytis. Ir būtent informatika, skaitau, tai yra viena iš šakų, ant kurių turėtų laikytis. Ir ekonomiškai. Ir universitetas tai būtų ta įstaiga, kuri galėtų pradėti ruošti šiuolaikinius informatikos specialistus. Ir užbaigti ketvirtadienį Vilniaus taryba kreipėsi į Kauną pašilimo pagalbos ir buvo laukiamas labai rimtas riaušės. Aš šią naktį faktiškai praskambinėjau, prabėgiau ir visas rezultatas buvo, tai yra 3 žmonės. Įsivaizduojate, ką tai reiškia. Faktiškai mes nepajėgėm Vilniui suteikti pagalbos. Visa laimė, kad Brazauskas grįžęs 12 val. Nakties rado kažkokius mygtukus, kuriais pamingęs atšaukė šį dalyką. Bet ko mes galim laukti toliau. Ir jeigu politinė situacija tęsis, vadinasi, mes galim laukti labai rimtų provokacijų. Ne tik tai iš jedneš grupų pusės, bet ir iš valdžios pusių. Todėl faktiškai dabar bus organizuojamas dvi tokios 2 lygiai, 2 saugos būrių lygiai. Tačiau taip pat lygiai su jo yra organizuojamas greito reagavimo korpusas. Tai yra žmonės, kurie jau registruos individualiai Kauno sąjūdžio grupėje. Tai žmonės, kurie bus pasiryšę bet kurio paros laikų, bet kada paremti tokias viešos apsaugos akcijas. Užsidegti ugnį, organizuosim apsupimą. Į eilę! Į eilę va šitaip!